Niekas neturi visiškai laisvos valios. Visų valia pajungta visavaldžiam ir visagaliam Dievui. Ar kada nors bendravote su žmonėmis, apie kuriuos paslapčia galvojate, kad jie niekada nebus išganyti? Jūs net neįsivaizduojate, kaip Dievas gali pasiekti kartėlio pilną, priešiškai prieš jį ir bažnyčią nusiteikusi ir Jėzų Kristų plūstantį žmogų. Visi esame sutikę tokių žmonių, dėl kurių išganimo labai abejojame. Tačiau šventasis raštas akivaizdžiai liudija, jog nė vienas nėra toks blogas ir piktas, toks ydingas, kad Dievas nepajėgtų jo išgelbėti. Bedieviai gali neigti Dievą, bėgti nuo jo, kovoti prieš jį, pykti ant jo, būti priešiškai nusiteikę prieš tikinčiuosius. Tačiau mylintis Dievas Tėvas pasiekia kiekvieną. Jam nė vienas nėra per toli. Šventajame rašte parašyta, kad dauguma žmonių, kuriuos Jėzus pasišaukė, patys pas jį atėjo. Tačiau ar gali būti išgelbėti sąmoningai Dievui besipriešinantis ir jį neigiantys žmonės, kurie nekenčia kalbų apie Bibliją ir Jėzų? Ar Dievo meilė pasiekė prieš jį ir bažnyčią nusiteikusius žmonės? Kaip jis tai daro? Apaštalų darbų knygoje 9 skyriuje pateikiamas puikus pavyzdys, kaip Dievas veikia gyvenime žmogaus, kuris iš tiesų nekentė viešpaties Jėzaus Kristaus ir darė viską, kas buvo jo galioje, kad sunaikintų šį vardą ir tuos, kurie jį išpažino. Pirmiausia, išganimas prasideda giliu apkaltinimu dėl nuodėmės. Apkaltinimas – tai tvirtas įsitikinimas, kuomet nereikalingas joks įrodymas ar įkaltis. Apkaltintas nuodėmė žmogus suvokia savo reikmę ir savo bejėgiškumą ją patenkinti. Didėjant kaltės jausmui, didėja ir suvokimas, kad žmogus turi reikalų su Dievu. Tada kaltės jausmas verčia suvokti, jog tik Dievas gali patenkinti iškilusį poreikį. Be apkaltinimo nuodėmė nebus ir išganimo. Apkaltintas nuodėmė žmogus labai gerai suvokia, kas yra Kristus ir tai, kad jam jo labai reikia. O apkaltinti jūs nuodėmę gali tik šventoji dvasia. Niekada nebūsite išganytas tuomet, kai pats nutarsite išsigelbėti. Pirmiausia, turite būti Dievo apkaltintas nuodėme, pamatyti savo poreikį, kuris mūsų visų yra labai skirtingas, ir tik tuomet galėsite šauktis, kad Viešpats jūs išgelbėtų. Tarkime, mažas vaikas nori, kad į jo širdį ateitų Jėzus. Kuo jis turi būti apkaltintas? Be abejo, vaikas nebus apkaltintas baisiomis nuodėmėmis, tačiau net ir jis puikiai žino, kas yra gera ir kas pikta. Tėvai jį mokė skirti gerą nuo blogo, mokė klusnumo, tad net ir vaikas supranta, kai nusideda. Šventoji dvasia parodo jam poreikį ir jo širdyje pagimdo Jėzaus troškimą. Jėzaus, apie kurį girdėjo pasakojant tėvus ar pastorių. Taigi vaikelis nori būti išgelbėtas ir tyra bei gležna širdimi paprašo Jėzų ateiti į jo gyvenimą. Neabejokite, kad vaikai gali būti išganyti dar visiškai maži, net ir 5 metų. Šventoji dvasia neapkaltins jų baisiomis nuodėmėmis. Ji veikiau nurodys į poreikį ir į jų širdį įdės norą pažinti Jėzų kaip gelbėtoją. Vaikas nesupras sutaikymo su Dievu, išteisinimo, išpirkimo ar pašlovinimo doktrinų. Kažin ar jūs prieš išgelbėjimą tai supratote? Juk kai kalbam apie Dievo dalykus, visi esame vaikai. Tačiau kai šventoji dvasia apkaltina nuodėmę 16-metį, tai jau visai kita kalba. Ji jaunam žmogui parodo į nuodėmę ir į Kristų.
Ji nurodo į Jėzaus mirtį ant kryžiaus ir išganimo poreikį. Šventoji dvasia taip pat prieina ir prie 20-mečio, 30-mečio, 40-mečio ir 100-mečio. Ji parodo žmogui du dalykus. Pirma, jo nuodėmes, o antra, Jėzaus Kristaus asmenį, kad jis mirdamas ant kryžiaus atpirko ir išgelbėjo jį iš nuodėmių. Jėzus jiems atsakė: liaukitės tarpusavyje murmėję. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Be to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Visas šventasis raštas liudija, kad išgelbėti esame Dievo malonę ir tai buvo iš anksto numatyta. Galbūt norite paklausti, ar Dievas šaukia ne visus, o tik kai kuriuos? Ar vienus pasišaukia pas save, o kitus siunčia į pragarą? Tuomet derėtų paklausti, ar Dievo valia, kad kas nors pražūtų? Viešpats negaišta ištiesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Kiekvienas, kuris šaukės viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Jei girdėjote Evangeliją ir toliau atstumėte Jėzų kaip savo gelbėtoją, kai mirsite, savo norų būsite amžinai atskirtas nuo Dievo. Ir ne dėl to, kad Dievas nenorėjo ar nebandė jūsų gelbėti, bet dėl to, kad pats nutarėte eiti savo keliu ir nenorėjote jo įsileisti į savo gyvenimą. Sąmoningai nutarėte priešintis tiesai ir Dievui, atmetėte visas jums teikiamas galimybės pažinti Dievo Sūnų Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Taigi į klausimą, ar gali žmogus būti bet kada išgelbėtas ir Dievo pašauktas, galima būtų atsakyti, kad negali tol, kol nėra apkaltintas nuodėme, kol neveikia šventoji dvasia ir jis nepajunta Dievo kvietimų. Tai ne visiems atsitinka vienu ir tuo pačiu metu. Pats baisiausias ir ydingiausias žmogus daro tik tai, ką jam leidžia daryti Dievas. Kodėl taip yra? Nežinia. Baisus ir pikti žmonių darbai nėra Dievo valia ir jo noras. Jis juos tik leidžia. Tačiau niekas neturi visiškai laisvos valios. Visų, kas turi gyvasti, valia yra pavaldi visagaliam, visavaldžiam Dievui. Antraip šioje žemėje viešpatautų visiškas chaosas ir Dievas nebūtų visavaldis. Kaip jau minėjome, Evangelijos pagal Matą 22 skyriaus 14 eilutėje parašyta: mat daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Visiems dera žinoti, kad Dievas niekada vienų nepasirinks dangui, o kitų nenusiųs į pragarą. Dievas pasirenka net ir tuos, kurie jam priešgyniauja. Galbūt paklausite, argi Dievas veikia prieš žmogaus valią? Taip, jis tai daro, antraip nė vienas nebūtume išganytas. Jis gerbia mūsų pasirinkimus. Tačiau nesitraukia tatupstas, neužleidžia savo pozicijų ir neleidžia jo namuose mums pasijusti šeimininkais. Dievas pats pasiuntė savo viengimį sūnų, kad mes būtume išgelbėti. Šventoji Dievo dvasia atėjo į pasaulį, kad apkaltintų pasaulį dėl nuodėmės, parodytų į teisumą ir teismą. Mielas bičiuli, apkaltinimas tai savotiškas spaudimas. Jei kada nors esate patyrę šventosios dvasios kaltinimą, tuomet žinote, jog tai išgyventi nelengva.
Deja, Dievas visų neišgelbės, nes ne visi atsako į jo kvietimą. Pavojinga girdėti tiesą ir toliau ją neigti bei jai priešintis. Juk vieną dieną šių pojūčių galime ir nebejausti. Tai vadinama užkietėjusia širdimi. Kai širdis užkietėja, nebegalima būti išgelbėtam. Žmogaus širdis taip sukietėja, kad jis nebeturi jokio noro siekti ir pažinti Dievą. Galime taip atstumti ir niekinti šventąją dvasią, kad ilgainiui nebegirdėsime Evangelijos, jos nebesvarstysime ir nebenorėsime su Dievu turėti nieko bendra. Norėčiau jūsų paklausti, ar tikite Jėzumi kaip savo gelbėtoju? Ar kada nors jautėtės Dievo apkaltintas? Ar jautėtės negerai pasielgęs? Ar jautėtės esas atskirtas nuo Dievo? Ką tuomet darėte? Nepaisėte šio jausmo? Nutarėte jį pamiršti? Ar turite drąsos išspręsti šį klausimą? Juk net ir dabar Dievas savo šventąją dvasią traukia jūs prie savęs. Tad dabar paprašykite Dievo atleidimo už savo nuodėmes ir pasakykite, jog tikite, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, kurį Tėvas pasiuntė mirti už jūsų nuodėmes. Pasakykite Dievui, jog tikite šventuoju raštu ir tikėjimu priimate Jėzų kaip savo gelbėtoją, viešpatį bei šeimininką. Ta pačia akimirka Jėzus taps jūsų gelbėtoju. Na, o po to susiraskite bažnyčią, kurioje pamokslaujama tiesa, krikštykitės ir pradėkite gyventi dėl Dievo. Ne visi turėsime tokį patį išgyvenimą, kaip apaštalas Paulius kelyje į Damaską. Tačiau tą akimirką, kai Dievo malone busite išgelbėtas, jūsų gyvenimas visiškai pasikeis. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Ši žinia šlovinga, galinga ir keičia gyvenimus, tad dalykitės ją su visais. Jei viduje jaučiatės apkaltintas, dabar priimkite Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją ir savo gyvenimo keliu keliaukite su Dievu. O jei pažįstate Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, šią tiesą dalykitės su kitais,